Stovėti draudžiama nelyginėmis dienomis. Tai kokiomis čia dienomis draudžiama stovėti? Būtent ne pirmadienį, trečiadienį, ne savaitės dienomis, o mėnesio dienomis. Porinis, vėlgi, mėnesio dienos. 2, 4, 10, 20 ir taip toliau. Tai šie du ženklai naudojam ir vienoje ir kitoje kelio pusėje vienu metu. Transporto priemonės iš vienos kelio pusės į kitą turi būti perstatomos tarp 19 ir 24 valandos. Ir tuo laiku gali stovėti bet kurioje kelio pusėje. Apie ką eina šis pasakymas? Įsivaizduokite, jeigu šio pasakymo nebūtų. Jūs stovite ten, kur leidžiama ir norite po to, kad palikti per naktį automobilį. Tačiau 12 val. Nakties jums tektų keltis ir pervaryti į kitą gatvės pusę. Taigi yra paskaičiuota, kada jūs grįžtat iš darbo, sodo, parduotuvių, tai yra tarp 19 ir 24 valandos. Tuo metu galite nesvarbu, kur pasistatyti, tačiau jeigu jūs ir pasistatysite iš vakaro porinės dienos tarp 19 ir 24 valandos ten, kur negalima, niekas jūsų nenubaus.